mano treneriui, kodėl nepavyko iškovoti pergalės ir tik pas rungtynes. Todėl paskutinės sekundės nesugebėjom įsimest kamuolio. Nesugebėjom įsimest kamuolio. Padarėm tokias vaikiškas klaidas. Net keista iš tikrųjų. Tai sakyti, kaip atrodo, kodėl klydą patys labiausiai patyrė krepšininkai? Įtampa, jaudulys, kas nutiko tenai? Nežinau, gal nuovargis. Aš taip galvoju. Tokius sprendimus priimti, nežinau. Aš taip galvoju. 39 minutės šiandien žaidimas lyg ir buvo visai neblogas, nes ketvirtame kėlinyje turėti 9 taškų pranašumą. Atrodo, viskas buvo gerai. Taip, 39 žaidėm gerai iš tikrųjų. Važiavom čia kautis iš tikrųjų. Tikrai Perlo komanda labai gerai žaidė. Paskutinė čia, nežinau, mėnesį, 2 gal. Ir mes tikrai šiandien sulošėm tikrai neblogas varžybas. Tik tai savo žioplumų, savo klaidom pralošėmės. Ką prieš Perlą akcentavot? Akcentavom gynybą. Akcentavom gynybą, nuo gynybą žaisti. Ypač neduoti įsižaisti Dyliui, neduoti Šikšniui įsižaisti. Aišku, gal ne viskas pavyko, Dylys, aš manau, sulošė savo tiek, kiek galėjo, bet kitus, manau, uždarėm, aišku. Baigoje tai aš, sakau, peržiūrėsiu, galėsiu ką nors pasakyti daugiau, kas įvyko būtent tuo momentu. Turbūt pliusas yra tai, kad iki artėjančių rungtynių dabar savaitės pertrauka, nes toks pralaimėjimas turėtų psichologiškai paveikti komandą. Tai aišku, biškai paveiks, bet nemanau. Vis dėlto tai yra profesionalai. Jis šiandien dieną gali kažkiek tai lydėti, rytoj reikia dirbti ir viskas. Čia yra istorija. Iš tų klaidų, kurias dabar darėm, reikia tik mokytis.